gražu, kad toks didelis, kažkada labai garsus kaimas, Kalveliai, irgi nusprendė susiburti draugėm štai va šią dieną per Onines. Tai pirmiausia, aš noriu ir visas Onas pasveikinti. Būkit laimingos, gražios, tegul būna jūsų šeimos laimingos. Na ir noriu kartu pasidžiaugti su jumis, kad teko tokia proga Kalvelių kaimo žmonės pamatyti tuos, kurie išėjo, kažkada čia gyveno. Labai džiugu, na ir be abejo, kiekvienam tokiam suėjime būna žmonės vieni svarbesni. Svarbesni tie, kurie apsiima organizuoti tokius suėjimus. Aš žinau, ne kartą tenka organizuoti ir tai labai džiaugiuosi, kad Ivanauskų šeima ėmėsi šio atsakingo, sakyčiau, bet labai gražaus ir prasmingo darbo. Todėl noriu, kaip seniūnas, įteikti padėką Ivanauskų šeimai už lietuviškų tradicijų puoselėjimą bei Kalvelių kaimo šventės organizavimą. Ir prie padėkos seniūno noriu pridėti tokių lauktuvių. Ir Birutė įteiksiu, kaip mes su jie bendraujame. O dabar aš noriu visiems palinkėti gražios šventės, tokio gražaus pasibuvimo čia prie kaimo kryžiaus ir žinoma Ivanauskų šeimyno, šeimos dvare, namuose, sodyboj. Aš manau, kad Vytas nepakvietė tada bažnyčio, bet labai gražu, kad jie pakvies čia. Šiek tiek papoteriaukim, pasimelskim už tuos, kurie jau išėjo, paliko šią ašarų pakalnę, bet ši diena turi būti tokia linksma, kad ją ilgai prisimintum ir vėl norėtum kažkada ateiti, grįžti į savo čia, kur jūsų šaknis, kur jūsų ištakos. Tai aš manau, kad jeigu ir dar Ivanaukai, ką turiu pasakyti, o šiaip yra labai graži čia komandėlė, kuri mums pavadovaus pasimildimui. Tai Irena, labai prašau. Kristau išgirs mus, Kristau išklausyk mus, Kristau išklausyk mus. Dieve dangaus, Dieve pasigailėk mūsų, Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji dvasia Dieve, pasigailėk mūsų, Šventoji trejybė vienas Dieve, pasigailėk mūsų. Šventoji Marija, melski už mus, Šventoji Dievo gimdytoja, melski už mus. Šventoji mergelių mergelė, melski už mus, Motina Kristaus, melski už mus. Motina bažnyčios, melski už mus, Motina Dievo malonės, melski už mus. Motina geroji patarėja, melski už mus, Motina sutvėrėjo, melski už mus. Motina išganytojo, melski už mus, mergelė išmintingoji, melski už mus. Mergelė ištikimoji, melski už mus, teisybės paveiksle, melski už mus. Išminties soste, melski už mus, mūsų linksmybės priežastie, melski už mus. Pasigailėk mūsų, tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mūsų saugo.
žmonių, kurie naktimis paimdavo ir nudažydavo. Vakar buvo apleistas, buvo parūdijęs, o šiandien vis žiba. Važiuoja į KBD ir žiūri, kas taip galėjo padaryti. Kasgi padarė šitą, kas per naktį nudažė. Nudažė, tai Praskienė Ona. Visi, kad 10 metų tai sukato. Bet žinome, kad pirmieji šia kaimo gyventojai tai buvo paliučiai. Tenai 28 metais, kad atsirado Lietuvos nepriklausomybė. Tada buvo 4 savanoriai. Paliutis, šita Trucka. 4 jie sėdi. Bet jie visi buvo paimti Lenkijoje į nelaisvę, bet sugrįžo. Gavo jie po 18 hektarų žemės Aukštadvarį ir pragyvenus dabartiniu laiku mums nepriklausomybė kainavo daug daugiau. Žinokite, iš kaimo kilę žuvo 5 partizanai. 5. Išvežta beveik pusė jūsų buvo išvežta. Nu, paskaičiuok, beveik kiekvienoje šeimoje buvo išvežti, daug negrįžo. Tiek kainavo šitą laisvę.